Nuoširdūs linkėjimai iš Graikijos Korintos. Esu čia su nuostabia kolegė Daiva, atvykusi rašyti disertacijos, bet tuo pačiu tai yra mano dėkingumo kelionė. Ir iš tikrųjų šitą video noriu padaryti dėl to ir jums nusiųsti, nes esu be galo nuoširdžiai jums dėkinga, kad mus palaikote, kad dalinatės mūsų skleidžiama dėkingumo galia, kad įkvėpėte kitus, kad pildote dėkingumo žurnalą ir dalinatės žiniomis ir tuo skleidžiamu jo gėriu su kitais, už ką esu be galo dėkingos su Eglute. Ir norim, kad jūs žinotumėt, kad viską darome tik dėl jūsų. Kiekvieną dieną galvojame apie jūs. Mūsų tikslas esate jūs ir sėkmingi ir pozityvūs jūsų gyvenimai. Nuoširdžios padėkos iš aplinkinių, daug meilės jums ir svarbiausia meilė yra sau. Nes jeigu nemylėsite savęs, nemylėsite ir jūsų aplinkiniai, ir taip pat negalėsite suteikti meilės kitiems, nes meilė yra be galo galingas ginklas, kaip ir dėkingumas, bet visų pirma tai turi būti nuoširdu. Ir tuo pačiu aš tikrųjų noriu jums pasakyti vieną žinutę, kurią vakar, gal tokią mintį, kurią sužinojau iš taip pat labai galingo, protingo žmogaus iš Tony Robbins, kuris pasakė, kad mums smegenys yra duotos tam, kad mes išgyventume. O džiaugsmas ir pozityvus gyvenimas yra mūsų pačių atsakomybė ir darbas. Ir aš noriu jums pasakyti, kad jeigu jūs dėkosit, jūs turėsit nuostabų gyvenimą, turėsit be galo daug džiaugsmo savo gyvenimą, nes be dėkingumas, be džiaugsmo, be laimės neina kartu. Taigi mano žinutė yra tokia, kad dirbkite dėl savo laimės, nuoširdžiai dėkokit už tai, ką turit, nes jūs turit be galo daug, tik apsidairykit. Kiekvieną dieną parašykit tik tai ant paprasto lapo, nors 5 dalykus, už kuriuos esate dėkingi ir pamatysit, kaip pradės keistis jūsų gyvenimas. Už ką aš esu be galo dėkinga, nes esu nuostabioje vietoje, jūs tik pažiūrėkit. Labai norėčiau, kad būtumėt su manimi, nes čia yra be galo gera, čia labai daug medituoju, čia labai daug galvoju apie jūs. Ir todėl siunčiu jums daug meilės, daug nuoširdžių minčių, daug nuoširdaus šypsenų. ir sekite toliau mūsų veiklą, būkite kartu su mumis ir mes dirbsime dėl jūsų dar labiau. Labai jums ačiū.